Sveiki Vakarų Ekspreso YouTube kanalo žiūrovai. Šiuo įrašu mes pristatome šiandien prasidedantį Klaipėdos festivalį. Tai yra klasikinės muzikos, operos ir šokio renginiai, kurie vyks buvusios Pauliaus Lindenau laivų statyklos Elinge. Ir apie renginius kalbamės su festivalio meno vadove Laima Vilimenė. Labadiena. Labadiena. Tai, ponia Laima, pirmiausia paprašysim trumpai pristatyti festivalio programą šiųmetinę. Šių metų festivalis, gal pradėčiau nuo to, kad yra dedikuotas labai svarbiai datai. Tai yra Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-mečiui. Ir tai matyt suformavo kryptį, kurią mes kūrėme programą festivalio šiemet. Čia dar repliką pasakysiu, kad kiekvienas festivalis iki šiol vykęs, jisai turėjo dedikaciją ir aišku, tai turiny festivalio atsispindėdavo. Tai šių metų festivalis yra labai įvairus savo turiniu, atlikėjais geografinė prasme ir turinio prasme. Ir kadangi data yra labai graži, iškilminga ir pabaiga festivalio taip pat tą nuotaiką, reiškia fanfariškumą, iškilmingumą yra atliepianti. O kalbant apie festivalio projektus šių metų, tai turėsime, visų pirma, mes pradedame su pasaulinio šokio premjera. Ir pasaulinė premjera nėra toks dažnas įvykis festivalyje mūsų, taip mes turėję esame. Tai šiemet eilė atėjo šokiui ir tai yra šokių diptikas, reiškia iš 2 dalių susidedantis spektaklis, kurio kiekvienos dalies yra skirtingi choreografai. Pavadinimas Reverbas, Reverb. Dažnai manęs klausia, kodėl toks pavadinimas ir ką jisai reiškia. Tai reverbas, jeigu pažodžiui verstume, tai yra aidas, garso aidas. Ir šokyje yra taip pat naudojama šitas terminas, nes tai yra judesio atkartojimas, toks labai nežymus atkartojimas, kaip banga, kaip nežinau, domino kaladėlių griūvančių. Tai bet, kaip sakiau, šokio spektaklį sudaro 2 spektakliai ir pirmojo autorius yra slovėnas Gajus Mavts. Jo šokio spektaklis vadinasi Audio Unit. Lietuviškai mes jį pavadinom Audio Elipse. Labai daug ginčijomės ties to pavadinimo. Ir čia turiu pasakyti, kad šis choreografas yra ne tik šiuo atveju kviestinis choreografas sukūręs naują šokio spektaklį, tačiau jau metus laiko tai yra ir mūsų šokio trupės baleto meno vadovas. Bet jo toks pilnas prisistatymas pilnu formatu, kaip choreografo, kaip trupės suformuotojo, galų gale tos trupės galimybių parodymo, yra kaip tik čia festivalyje rugpjūčio 2 dieną premjeroje. Antros dalies choreografas yra Douglas Lee. Tai yra britas, bet šiuo metu jau ilgokai gyvenantis Vokietijoje. Ir tai yra pirmas jo kūrinys Lietuvoje apskritai. Labai džiaugiamės, kad tai yra būtent mūsų trupiai sukurtas spektaklis. Turiu pasakyti, kad šiuose spektakliuose ne tik choreografija sukuriama, tačiau ir muzika taip pat yra naujai sukurta ir šį kartą tai bus ne orkestrui dedikuota muzika, kaip mes įpratę mūsų pastatymuose, tai bus elektroninė muzika. Na, toks šiuolaikinis, žavus, naujas pastatymas, kuris, manau, tikrai atkreips dėmesį ir galbūt leis pamatyti mūsų trupę
naujų žvilgsnių ir jos galimybės. Tai čia yra pirmas renginys, jis 2 kart vyks, taip. Ar galima sakyti, kad ši premjera bus, festivalio vinis? Aš visus renginius vadinu, visus projektus šio festivalio tikrai vadinu vinimis, nes jie yra labai saviti, labai skirtingi ir labai svarbus. Tai galit dabar jau galit pavardinti ir kitas 3 vinis. Taip, ir kitas 3 vinis, tai tik tiek, kad vėl grįžtant mes 2 vakarus pristatysime šokio premjeras, rugpjūčio 2 ir 3. O rugpjūčio 8 dieną vėlgi į Elingą sugrįžta pernai met pristatytas Karlo Orfo oratorijos Carmina Burana videografinis spektaklis. Ir ties to taip pat turiu apsistoti, nes atrodytų, tai jau ne premjera, tai jau pernai met įvykusi premjera, tačiau spektaklis yra tikrai labai unikalus savo masteliu, gigantiškumu, sceniniam technologijom, kurios naudojamos jam pristatyti, galų gale ekranų kiekių, LED ekranų kiekių ir scenos ilgių, nes kaip tik nesenai išmatavom nuo vienos kraštinės iki kitos, kiek užima metrų ir tai yra 120 metrų ilgio scena. Tai tikrai Lietuvoje niekas dar tokio ilgio scenos nebuvo statęs. Aišku, ten segmentais yra išdėstomi atlikėjai ir technologiškai tai tikrai labai sudėtingas projektas, kuris, laimė ir dėja gali skambėti tik šitoje erdvėje. Jis Elingui sukurta šitai erdvėje ir tai reiškia, kad pernai met, kai mes parodėme vienintelį spektaklį, jeigu kas nespėjo pamatyti, galėjo tos galimybės ir nebūti. Tai šiemet mes kartojame jį ir labai kviečiu visus, kurie pernai met nesusiderino savo tvarkaraščių, pasinaudoti šitą progą rugpjūčio 8 dieną, nes tikrai nežinau, ar bus 3. ar 4. kartas. Tai yra tikrai labai sudėtingas projektas. 3. projektas pavadinimu Aleliūna, labai gražus pavadinimas, išvertus tai reikštų į mėnulį. Ir iš vienos pusės tai yra istorija apie 2 mėnulio pusės, šviesiąją ir tamsiąją. Tai yra teatralizuotas renginys, mes jį vadiname šviesų, kostiumų, muzikos ir istorijų šou. Bet tai bus didžiulis šou. Šou, kurio muzikinį pagrindą sudarys iš Saros Brightman repertuaro dainos ir klasikinė populiarioji muzika. Tad atlikėjos pirmiausia bus 2 Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistės Rita Petrauskaitė ir Beata Ignatavičiūtė. Taip pat tenoras kviestinis žymusis Merūnas Vitulskis. Taip pat dalyvaus mūsų šokio trupė, aišku, orkestras, pritariamtieji balsai, bus fantastiško grožio kostiumai sukurti, kurie keisis, nes istorijų šou. Žodžiu, tai bus tokia grožio oazė, kuri, aš tikiuosi, plėtosis po vaiskių naktinių dangumi, kuriame žibės natūrali pilnatis, kaip dažnai pasitaiko Klaipėdos festivalyje. Ir savo prigimtimi šitas projektas, savo nešamą žinutę, jisai bus turbūt kontrastuojantis prieš tai skambėjusiam Carmina Burana. Todėl, kad Carmina Burana kviečia atsitokėti žmoniją, kalbant apie visas grėsmės, kurias tyko žmonijos, ir tiesiog kviečia pradėti gyventi sąmoningai. Todėl to kūrinio pabaigoje netgi pas mus skamba sirenos, pasaulyje atsitokėk. Nes jame kalbama apie grėsmės, apie ekologinės grėsmės, žmogaus
net mąstymo grėsmės, ydas tam tikras. Tuo tarpu Aleliūna tai yra grožio oazė, kur tu galėtum pasakyti atėjęs, na, sustok, akimirka žavinga čia ir dabar. Aleliūna renginys, pastatymas, projektas vyks rugpjūčio 10 dieną, o festivalį užbaigsime, kaip jau minėjau pradžioj, tokių fanfarinių, triumfališkų renginių, tai yra ugnies ir vandens muzika. Ir visi, kurie bent šiek tiek žino muzikos istoriją, jau žino, tai yra pavadinimas, yra nuoroda, apie ką čia bus kalba ir kokio stiliaus ir tipo muzika skambės, nes tai yra nuoroda į baroko kompozitoriaus Georgo Friedricho Hendelio sukurtas dvi siuitas, tai yra ugnies siuita ir vandens siuita. O tai buvo muzika sukurta variniams pučiamiesiems. Pirmiausia, abi siuitos skirtos atlikti lauke, atvirame lauke. Vienu atveju karaliaus pramogai, kitu atveju dvariškių pramogai, su ugnies efektais. Tai ir mūsų pastatyme tų efektų netrūks, nes dalyvaus fakyrai su savo įspūdinga programa, varinių pučiamųjų grupė didžiulė, kuri griaudės ir laukia, jinai puikiai gali atsiskleisti ir skambėti tos fanfaros. Na, žodžiu, bus tikrai toks atraktyvus, iškilmingas, gražus užbaigimas festivalio. Festivalis yra toks formatas, kad matyt jo prigijimui tam tikrai vietai reikia laiko. Tai 4. festivalis, ar jūs jaučiat, kad Klaipėdos festivalis įleido šaknis? Na, matyt taip, nes mes 4. festivalis, bet mes 5 metai Elinge esame, nes pirmais metais tai buvo 20-ieji metai, kuomet pasaulį išvydo Richardo Wagnerio Skrajojančio Olando premjera ir tada jin dar nebuvo festivalio rėmuose, nes tai buvo covidiniai metai ir mes tiesiog rugpjūčio 1 dieną Elingo teritorijoje vienu parodymu iššokome tarp 2 covido bangų, tai dar nebuvo festivalis. Toliau išsibandė tą erdvę, o jinai yra labai unikali, kaprizinga netgi erdvė ir tikrai nepritaikyta kultūriniam procesam ar įvykiam ar projektam dideliem, bet kartu yra erdvė, kuri suteikia nepaprastai didelės galimybės, kūrybinės galimybės. Tai 5 metai, 5 vasarą mes įleidžiam šaknis porai mėnesių šio erdvėjai, tai manau galima sakyti, kad prigijo. Nors šalia turiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai daug pastangų reikalauja tos erdvės prijaukinimas arba atgaivinimas, arba tiesiog suformavimas visos reikiamos techninės sceninės įrangos tiem projektam. Ir ypatybė yra festivalio ta, kad ten nėra vienos krypties scenai toje erdvėje, kadangi nieko nėra, tai tu gali nukreipti ir, žodžiu, tą žiūrovo žvilgsnį sufokusuoti visiškai skirtingus kampus, 300, turbūt 60 laipsnių kampų. Tai šiemet mes, ko gero, ir bus tuo ypatingas festivalis, kad kiekvienam renginiui scenos matymo kampas ir pati scena bus vis kitame taške. Kiekvienam renginiui. Kad jau kalbam apie vaizdą scenoje, tai įdomu labai, kas jūsų vertinimu yra festivalio žiūrovas. Gal net nereikia vertinimo, gal jūs matot labai aišku jo paveikslą. Žiūrovas yra labai, labai įvairus. Pirmiausia, tai nežinau, sociodemografinės savybės sakyti, tai jos labai yra panašios visuose turbūt festivaliuose. Kaip ir
teatrų lankytojų daugmaž tas pats yra, bet matyt skirtumas, ir čia jeigu trumpai reikėtų pasakyti, tai pasakyčiau, tai moteris, aukštojo išsilavinimu, nuo 30 iki 50 metų ir taip toliau, nu, moteris yra iniciatorės. Tai reikia kviesti daugiau vyrų į festivalį. Tai moteris turi atsivesti vyrus į festivalį. Bet čia matyt atsiranda kitas dėmuo festivalėje, skirtingai nuo to sezoninio lankytojo, ar ne? Tai yra geografinė aprėptis, nes geografiškai mes turime atvykstančius iš labai įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Tai ne tik Klaipėdos žiūrovai, kaip paprastai būna didžiąja dalimi, tačiau nemažai labai yra ir užsieniečių atvykstančių. Mes, kadangi galime tokią statistiką rinkti, iš kur yra perkami bilietai, tai pernai metai, aišku, tą darome po festivalio, dabar tik prasideda, tai dar nėra prasmės analizuoti, bet pernai metai darėme analizę. Tai yra geografija labai plati ir tai, manau, yra tas išskirtinumas festivalio. Kaip tik su tuo irgi turiu susijusi klausimą ir, jau ankstesniuose pristatymuose 4 festivalio konstatavote, kad Klaipėdos festivalis tapo vienu iš svarbiausių Lietuvos kultūrinio gyvenimo centrų. Tai toks, stiprus gana pareiškimas, ar ne? Tai ar tai, ką jūs ir pasakot, tai ir iliustruoja, kad tai yra centras kultūrinio gyvenimo Klaipėdos festivalis, ar prie to reikėtų dar kažką pridėti? Kodėl jis toksai Lietuvos kultūrinio gyvenimo centru? Čia turbūt daugybė galėtų būti atsakymų, nes kokiam kontekste vertinsim ir kodėl kokiais kriterijais, reiškia, pamatuosime. Sunku tai pamatuoti, turbūt kiekvienas festivalis galėtų savo tokią etiketę arba apibūdinimą prisidėti, bet kadangi mes turime tam tikrą istoriją ir tos istorijos pradžia yra susijusi, kaip minėjau, su skrajojančiu Olandu, kuris berods ir 3 metus gyvavo tame festivalyje, toje teritorijoje. Mes jį rodėm iš viso 7 kartus. Parodėm, kaip tokiam projektui tai yra labai daug, nes tikrai yra vienas turbūt didžiausių, įspūdingiausių atvirame lauke pastatymų operos ir ne tik Lietuvoje. Nes šitas pastatymas įrašo dėka mes turėjome kontraktą su platforma Opera Vision, tai yra pasaulinė, visiems operomanam žinoma platforma, ir 3 berods mėnesius mes buvom davę leidimą transliuoti pasauliui. Tai iš tikrųjų sulaukėm labai daug atsiliepimų, reakcijų iš viso pasaulio kampelių, kurie buvo tiesiog nustebę ir sužavėti tiek pastatymų, tiek vieta, kur vyksta šitas pastatymas. Tai visa tai yra tie, kaip sakau, kaupiamieji balai, norint tą kraitelę suformuoti, nes to dėka festivalis įsiveržė ir į tarptautinę rinką, nes mes tapom atpažįstami, žinomi, kaip sakant, visi pradžiai tapatino su skrajojančio Olando pastatymu ir netgi turėjau pati asmeniškai tokių patyrimų, kadangi Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, jis yra tokios didžiulės tarptautinės asociacijos Opera Europa narys, tai tenka dalyvauti toje veikloje, tai yra ir suvažiavimai, ir konferencijos, ir taip toliau, ir susibūrimai tos ryties profesionalų, o narių ten yra labai daug, virš 300 narių, tai reiškia ir operos teatrų, muzikinių teatrų, festivalių iš viso pasaulio. Tai metai ar keli po to labai įdomių reakcijų sulaukdavau, kadangi su kortele, reiškia, tu vaikštai su kortele, Klaipėdos State Music Theatre, ir žmogus žiūri į tą kortelę ir jis identifikuoja, sako, o, skrajojantis Olandas.
Tai aš manau, čia yra geriausias įvertinimas, tai yra kaip čia prekės ženklo atpažinimo. Tai ta dėka mes, kaip sakau, viena koja įėjom į tą tarptautinę rinką, kai mums nebereikia kaip ir labai ilgai pristatinėti naunėjimo, mes turime jau kuo iliustruoti. Iš esmės per porą sekundžių atpažįstami gali būti iš vienos frazės. Festivalis vėlgi yra dar toks formatas, kad, kaip suprantu, žiūrovas šį tikrai matys tikrąją to žodžio prasme spektakliai, nes be muzikos bus ir nepakartojimų vaizdų. Bet festivalis yra formatas ir toks, kad, sričių profesionalai, tie patys menininkai, jiem čia galimybės, ar ne, kažkokios naujos atsiveria, pasimokyti, dalintis patirtimi, galų gale scenos pastatymo 120 metrų, tai matyti ir konstruktoriam, technikam irgi iššūkis, bet aš kalbu, ar į festivalio veiklas patenka ir kažkokia tai užkulisiniai kūrybos žmonių renginiai, tokie kaip, tarkim, pasidalimas patirtimi arba kažkas panašiai. Tiesiogiai tos pasidalymo patirties nėra užkulisinės, bet be abejonės, kad tai vyksta. Ir kokiu būdu vyksta, nes taip kaip teisingai pastebėjo, tą erdvę suvaldyti yra iš tikrųjų be galo sudėtinga ir ko gero, naujokui atėjus, aš čia turiu omeny, ar tai režisierius būtų, ar scenografas, jam suvaldyti ir dar techninę kalbą išversti savo, reiškia, sumanimą, tai iš tikrųjų būtų labai, labai sudėtinga, bet tos patirties jokių kitų būdų negali įgyti, kaip tik darant, kaip tik tai vietoje besimokant. Yra tokių profesijų, kur dėja teoriniai, kaip sakant, postulatai nelabai čia padeda. Tai ta prasme mes kiekvienais metais tikrai integruojame tų kūrėjų naujų žmonių, kurie šalia jau kūrusių būtų, mokytųsi ir perimtų tas žinias, kad ateityje galėtų ateiti ir savarankiškai savo projektus sukurti. Tai ta prasme tikrai vyksta tas patirties apsikeitimas, kaip sakau, vietoje, darbo vietoje. O ketvirtas festivalis. Čia daug ar mažai? Vėlgi, kaip pažiūrėsi, mes turime festivalių, kurie skaičiuoja dešimtmečius, ar ne, ir ne vieną tokį Lietuvoje. O čia yra tik ketvirtas festivalis, tikiuosi kitame 5 bus. Tai atrodytų nėra tiek daug iš vienos pusės. Iš kitos pusės tai jau yra tradicija, jau yra tęstinumas ir tai jau yra daug. Turint omeny vėlgi sugrįžtant, kokio pobūdžio tas festivalis, kokio masto, tai aš manau, kad tai yra daug. Jau kalbama, vėlgi, ar ne, kultūrinio gyvenimo sekėjai Klaipėdos, jiems irgi jau užtenka kelių sekundžių pristatyti šitą renginį. Ar jūs tai jaučiat? Aš einu prie tokių labai paprastų dalykų, tai, tarkim, bilietų pardavimas. Renginių bus, atrodo, daugybė, bet kartais taip nutinka, kad nelieka vietos. Kaip dabar yra su vietomis, ar dar įmanoma gauti bilietų apskritai? Dar galima gauti, reikėtų paskubėti, bet į pirmąją premjerą jau nebeturime bilietų. Tai tiesiog, kas turi norą, tai turi tuoj pat pradėti organizuotis arba tiesiog įeiti į sistemą ir pirkti bilietus, kol jų yra dar. Žadėjau dar klausti apie kitus metus. Ankstyvas klausimas. Ankstyvas. Tikrai truputėlį dar per ankstyvas. Dar turi praeiti festivalis. Turim atsikvėpti, apmastyti tai, kas įvyko. Nors idėjų iš tikrųjų yra. Yra ir kitiem, ir dar tolimesniem metam, nes kai kurios projektus turi pradėti labai labai iš anksto generuoti ir kaupti tam tikrus, padaryti namų darbus, taip pavadinkim. Norint, kad jie įvyktų, pavyzdžiui, po 2,
3 metų. Tai mes jum linkime, kad be didesnių iššūkių šis festivalis praeitų. Žiūrovams primenam, kad jeigu turit minčių, tai laukti, kaip ir meno vadovė sakė, nereikia, kas nori pamatyti šio festivalio renginius. O mes, ponia Laima, labai dėkojame, kad skiriat mums laiko, kad papasakot labai išsamiai apie festivalio renginius ir linkime sėkmės. Ačiū labai.